Ponios ir ponai, sveiki atvykę į bendrovės Zepter pasaulį. Tai sveikatos, grožio ir stiliaus pasaulis. Esu Jonas Jonaitis, bendrovės Zepter International atstovas. Prieš pradėdama šiandienos pristatymą norėčiau pasinaudoti galimybę padėkoti mūsų svetingiems šeimininkams, be kurių šiandien nebūtume susirinkę. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę įteikti jiems vertingą bendrovės Zepter dovaną. Ponios ir ponai, aš labai didžiuojasi ir man be galo malonu, kad galiu pristatyti jums bendrovės Zepter sveikatos misiją Gyvenkite ilgiau. Zepter pasaulinė misija, pasaulinis reiškinys. Kodėl pasaulinis reiškinys? Nes kas 10 sekundžių kurioje nors pasaulio vietoje prasideda naujas bendrovės Zepter pristatymas. Taigi per dieną vyksta apie 8640 pristatymų. Šiandien kalbėsiu apie pasaulį pavergusius bendrovės Zepter prekių ženklus, ypač apie tinkamą būdą gaminti sveiką maistą, siekiant užtikrinti ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą, kuriam bendrovė Zepter pateikė patentuotą sistemą. Unikalų ilgamžį sprendimą iš Zepter Home Art. Taip pat nepamirškime Zepter Medical ir Bioptron perversmą sukėlusios medicinos technologijos, geriausio šviesos terapijos pasiekimo, unikalaus patentuoto klinikiniu būdu patikrinto, patvirtinto ir sertifikuoto Šveicarijoje pagaminto šviesos terapijos medicinos prietaiso. Paminėkime ir bendrovę Zepter Šveicarijoje pagamintą aukščiausios kokybės kosmetiką, stilingo gyvenimo gaminius Zepter Luxury. Be to yra Zepter Home Care gaminiai, vandens ir oro gryninimo sistemos užtikrinančios namų higieną. Visi bendrovės Zepter gaminiai yra aukščiausios kokybės ir pagaminti siekiant pasirūpinti mūsų sveikata ir grožiu. Visi jie pagaminti 7 bendrovės Zepter gamyklose. Bendrovei priklauso daugiau kaip 320 000 kvadratinių metrų ploto verslo patalpų. Ji vykdo veiklą 5 žemynuose daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Bendrovėje dirba daugiau kaip 130 000 konsultantų, o pristatymuose kasmet dalyvauja daugiau kaip 65 milijonai žmonių. Be abejo, bendrovė Zepter International ypač didžiuojasi turėdama daugiau kaip 80 milijonų patenkintų klientų ir pardavusi daugiau kaip 760 milijonų gaminių. Šiandienos pristatymo tema valgykite sveikiau, gyvenkite ilgiau. Ar valgome tinkamą ir sveiką maistą? Ne. Mokslo ir medicinos įrodyta, kad netinkama nesveika mityba yra pagrindinė lėtinių ligų priežastis. O svarbiausia netinkamos ir nesveikos mitybos priežastis – netinkami maisto gaminimo būdai. Norintiems tinkamai gaminti sveiką maistą ir užtikrinti ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą, bendrovė Zepter siūlo patentuotą sistemą, unikalų ir ilgamžį sprendimą, dėl kurio maistą pagaminsime greičiau, paprasčiau, pigiau, sveikiau ir skaniau. Turbūt svarstate, ar tai įmanoma? Įmanoma. Šiandien atskleisime jums visas paslaptis. Bendrovė Zepter misija – valgykite sveikiau, gyvenkite ilgiau. Maistas gali gydyti, bet puikiai žinome, kad jis taip pat gali tapti rimta grėsme sveikatai ir gyvybei. Hipokratas, graikų mokslininkas, laikomas medicinos pradininku, gyvenęs 5-ojo šimtmečio prieš Kristų pabaigoje ir 4-ojo pradžioje mokė: tegul maistas būna jūsų vaistas, tegul jūsų vaistas būna jūsų maistas. Šiandien, praėjus 2500 metų, žinome, kad gyvenimo kokybė ir trukmė, be kita ko, priklauso nuo tinkamos ir sveikos mitybos. Taigi šiandien pasauliu reikia bendrovės Zepter sveikatos misijos daugiau nei bet kada. Valgykite sveikai, gyvenkite ilgiau. Mokslo ir medicinos įrodyta, kad netinkama nesveika mityba yra pagrindinė lėtinių ligų priežastis. Šios ligos yra antsvoris, cukraligė, hipertenzija, širdies ligos, vėžys. Jos sukelia 70% mirčių Jungtinėse valstijose ir 60% mirčių visame pasaulyje. 60% atvejų antsvoris yra tiesioginė netinkamos mitybos pasekmė. 15% atvejų pasekmė yra cukraligė, 75% atvejų aukštas kraujospūdis yra tiesioginė netinkamos mitybos pasekmė. 40% atvejų netinkama mityba sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, 62% atvejų netgi vėžį. Šiandien, kaip ir kasdien, vien Jungtinėse Amerikos valstijose dėl netinkamos mitybos sukeltų ligų miršta 320 žmonių. Netinkama, nesveika mityba yra pagrindinė pasaulinio masto epidemijos antsvorio priežastis. Antsvoris nulemia kvėpavimo sutrikimus, kelių, sąnarių ir nugaros skausmus, nejudrumą, psichologinius sutrikimus, osteoartritą, nevaisingumą, kepenų ligas, diabetą, aterosklerozę, hipertenziją, širdies ligas, infarktus, insultus, vėžį.
Šiuo metu antsvorio turi 2 milijardai žmonių. Manoma, kad iki 2025 metų šis skaičius išaugs iki 3,6 milijardo. Argi tai nebaisu? Per pastaruosius 30 metų padvigubėjo vaikų turinčių antsvorio skaičius. Vaikų antsvoris paprastai išlieka visam gyvenimui ir dėl to kyla atitinkamų ligų. Kokios yra viso to priežastys? Svarbiausia – netinkama, nesveika mityba. Netinkama nesveika mityba yra pagrindinė cukraligės, sunkios ir klastingos ligos priežastis. Kodėl klastingos? Nes jie praktiškai neturi atpažįstamų požymių, bet sukelia inkstų veiklos sutrikimus. Diabetinės opas, aklumą, infarktus ir insultus, gali tekti amputuoti galūnes. Kas 10 sekundžių dėl diabeto miršta vienas žmogus. O viso to pagrindinė priežastis – netinkama, nesveika mityba. Be to, netinkama nesveika mityba yra pagrindinė aterosklerozės, dar vienos lėtinės progresuojančios degeneracinės kraujagyslių ligos priežastis. Taip atrodo sveikos kraujagyslės. Tinkama mityba apsaugo kraujagyslės ir išlaiko jas sveikas, bet jei suvartojame per daug riebalų, druskos, cukraus, pradinė ligos stadija atrodys šitaip. Mūsų kraujagyslių sienelėse susidaro tokie nuosėdų sluoksniai. Jei toliau vartojame nesveiką maistą, tai sukelia aukštą kraujo spaudimą, tachikardiją, trombozės, aterosklerozę. Štai taip atrodė jau tolesnė ligos stadija. Kraujagyslių sienelių sluoksniai tampa vis storesni. Jei neatsakingai vertinsime savo sveikatą, mums teks susidurti su stenokardija, išemine širdies liga, insultais ar infarktais. O štai taip atrodo kraujagyslės, kai ligos stadija yra kritinė. Matote, kraujagyslė beveik visiškai užkimšta jos sienelės apaugusiais nuosėdų sluoksniais. Aterosklerozė visada sukelia aukšto kraujo spaudimą ir 95% širdies ligų, kurios yra svarbiausia mirties priežastis pasaulyje. Kokios yra viso to priežastys? Svarbiausia – netinkama, nesveika mityba. Netinkama nesveika mityba yra pagrindinė hipertenzijos ir širdies ligų priežastis. Nuo hipertenzijos dažnai vadinamos tyliuoju žudiku kenčia 1,5 milijardo žmonių. Kodėl tylusis žudikas? Šios ligos požymių galima nepastebėti metų metus, o ji tuo metu pažeidžia gyvybiškai svarbius organus – širdį, plaučius, inkstus, sukeldama kraujotakos sutrikimus, demenciją, insultus ir infarktus. Naudodami bendrovės Zepter Vital System gaminius tikrinkite kraujospūdį, kūno masę ir riebalų santykį. Tai paprasta, be to tai gali išgelbėti jums gyvybę. Jei nepradės tinkamai maitintis, dėl širdies ligų svarbiausios mirties priežasties pasaulyje iki 2040 metų mirs 500 milijonų žmonių. Palyginimui, 500 milijonų žmonių gyvena Europoje. Dar daugiau, netinkama nesveika mityba 62% atvejų yra svarbiausia visų tipų vėžio priežastis, o glaudžiausias ryšys beveik 100% atvejų pastebimas tarp netinkamos mitybos ir gaubtinės žarnos vėžio. Vėžys yra itin pavojinga liga, pažeidžianti ir žalojanti visus organus ir sistemas – smegenis, plaučius, inkstus, kepenis, kaulus, prostatą, skrandį, krūtinę, tulžies pūslę, gimdos gleivinę ir kaklelį. Paprastai vėžys aptinkamas, kai būna jau per vėlu, dažniausiai esant jau paskutiniai negydomai stadijai. Pagaliau vienas svarbiausių gyvenimo klausimų. Kokia mityba yra netinkama, nesveika, sukelianti šias sunkias pasekmes turinčias lėtinės ligas? Netinkama, nesveika mityba sukelianti visus lėtinius susirgimus faktiškai yra netinkamo maisto gaminimo rezultatas. Kągi daryti? Gaminame maistą verdančiame vandenyje, aukštoje temperatūroje. Kepame pavojinguose perkaitintuose riebaluose. Dėl to mes vartojame per daug riebalų, druskos, cukraus, per daug itin kaloringo maisto. Valgome maistinių ir biologinių požiūrių bevertį maistą be svarbių maistingųjų medžiagų – vitaminų, mineralų, baltymų, mikroelementų ir makroelementų. Maistą, kurio juslinės savybės, tai yra spalva, forma, struktūra, kvapas ir skonis, sugadintos. Dėl netinkamo gaminimo maistas tampa nesveikas. Pagrindinė priežastis – prastos kokybės indai. Maitinamės nesveikai daugiausia dėl to, kad netinkamai gaminame maistą. Be reikalo verdame esant aukštai temperatūrai, taip sunaikindami 90% maistingųjų medžiagų. Verdantis vanduo sunaikina maistinę ir biologinę vertę, svarbiausios maistingosios medžiagos – vitaminai, mineralai, baltymai, mikroelementai ir makroelementai.
Dėl verdančio vandens maistas tampa bevertis ir beskonis, nes sugadinamos jo juslinės savybės. Tai yra spalva, forma, struktūra, kvapas ir skonis. Kadangi maistingosios medžiagos ir juslinės maisto savybės sunaikinamos, nemaistingo maisto suvalgome daugiau. Kam? Kad kompensuotume mažesnį maistingumą. Kad šis nenaudingas maistas taptų skanesnis, įdedame druskos ir prieskonių. O tai taip pat gali turėti rimtų pasekmių mūsų sveikatai. Argi ne taip? Kam vandenyje verdame daržovės, kurių sudėtyje jau yra 90% vandens ir taip naikiname svarbias maistingasias medžiagas, vien tik tam, kad nesugadintume prastos kokybės indų. Mūsų sveikatai tai yra žalinga, be to brangu. Taigi tai visiškai neprotinga. Maitinamės nesveikai daugiausia dėl to, kad netinkamai gaminame maistą. Be reikalo kepame aukštoje temperatūroje pavojingose įkaitusiuose riebaluose, tai turi pavojingų pasekmių mūsų sveikatai. Kvapas sklinda nuo pačios mėsos, o ne nuo riebalų, kuriuose ji kepama. Perkaitinti riebalai sunaikina maistinę ir biologinę vertę, svarbiausios maistingosios medžiagos, vitaminai, mineralai, baltymai, mikroelementai ir makroelementai. Juose gaminasi itin pavojingos mūsų sveikatai transriebalų rūgštys. Dėl perkaitintų riebalų maistas tampa bevertis ir beskonis, nes sugadinamos jo juslinės savybės. Tai yra spalva, forma, struktūra, kvapas ir skonis. Perkaitintuose riebaluose kepama mėsa susitraukia iki 30%, kad šis nenaudingas maistas taptų skanesnis. Jį dedame druskos ir prieskonių, o tai taip pat gali turėti rimtų pasekmių mūsų sveikatai. Kam kepdami pilame riebalų ir gadiname maistą? Riebalai dedami kepant naudojami tik tam, kad puodo karštis būtų perduodamas maistui negadinant prastos kokybės indų ir apsaugant maistą nuo svilimo. Be to, riebalams kaistant juose susidaro akrilaldehidas, itin pavojinga kancerogeniška rudos spalvos toksiško kvapo degi medžiaga, kurios aptinkama maiste, puode ir ore. Dabar paklausiu jūsų, ar gertumėte arba valgytumėte tokios kancerogeniškos medžiagos? Esu tikras, atsakytumėte neigiamai. Bet mes nuolat vartojame jos su keptu maistu, net to nežinodami. Jos kasdien yra mūsų keptuvėse. Vartojame jos kartu su keptais kiaušiniais, gruzdintomis bulvėmis, duonos džiūvėsiuose, foliuota mėsa, keptomis jūros gėrybėmis. Faktiškai kasdien nuodijame save. Mūsų sveikatai tai yra žalinga, bet to brangu. Taigi, tai visiškai neprotinga, ar ne? Kodėl gaminame ir valgome tokį nenaudingą, pavojingą, kancerogenišką maistą? Pirmiausia todėl, kad naudojame prastos kokybės indus. Taigi, turime gaminti maistą verdančiame vandenyje aukštoje temperatūroje ir kepti pavojinguose perkaitintuose riebaluose, kad nesugadintume indų ir apsaugotume maistą nuo svilimo. Didžiausias sveikatos priešas – prastos kokybės indai. O kokia medžiaga dažniausiai naudojama tokio tipo indams? Keramika, stiklas, aliuminis, plienas, lengvieji plieno lydiniai, emalis, nesvylančios dangos. Kokios yra tokių indų ir medžiagų savybės? Jie netolygiai perteikia karštį, taigi maistas greitai prisvyla. Jie dažnai oksiduojasi, rūdyja, keičia spalvą. Medžiagos būna kytos, taigi išlaiko kvapus ir maisto likučius. Indus sunku išplauti ir prižiūrėti, paprasta sugadinti ir sulaužyti, taigi tenka dažnai keisti. Tokie indai nėra ekologiški, sukelia alergijų. Remiantis tyrimais, ypač nesvylantys paviršiai ir panašios medžiagos yra kancerogeniškos. Dabar logiškai kyla kitas klausimas. Ar yra būdų gaminti sveiką maistą, naudojant nekenksmingus indus ir medžiagas? Atsakymas – taip. Yra. Sprendimas – bendrovės Zepter sistema. Bendrovė Zepter sistema – unikalus ir ilgaamžis tinkamo sveiko maisto gaminimo būdo sprendimas. Gaminama paprasčiau, greičiau, pigiau, sveikiau ir skaniau. Pažangus bendrovės Zepter metalas, technologija ir dizainas. Pažangus bendrovės Zepter metalas 316L. Visame pasaulyje pristatomas pažangus bendrovės Zepter metalas 316L, iš kurio gaminami indai Zepter Masterpiece Cookware, skirti gaminti sveiką maistą tinkamu būdu, nepaprastai funkcionalūs ir be kita ko padedantys apsaugoti jūsų sveikatą.
Jis tolygiai paskleidžia karštį, taigi maistas nesvyla. Šis metalas atsparus korozijai, nekeičia spalvos, nekytas, taigi nesulaiko kvapų. Jo gaminius paprasta naudoti ir prižiūrėti, neįmanoma sunaikinti. Jis atsparus fiziniam ir cheminiam poveikiui, nekenksmingas aplinkai, neutralus, nesukelia alergijų, turi neribotą garantiją. Šis metalas naudojamas išskirtinai ten, kur reikia aukščiausios kokybės – medicinoje implantams, protezams ir chirurginiams instrumentams, pramonėje, išskirtinių laikrodžių, automobilių, jachtų gamybai. Bendrovės Zepter metalas 316L yra idealus sprendimas tinkamu ir ilgaamžiu būdu gaminti sveiką maistą ir užtikrinti ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Bendrovės Zepter dizainas skirtas tinkamu ilgaamžiu būdu gaminti sveiką maistą, užtikrina ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Verdama vandenyje, kai reikia, bet svarbiausia ir be vandens. Kepama be riebalų ir būtinai žemesnėje temperatūroje. Kam? Kad būtų išsaugota maisto maistinė ir biologinė vertė bei juslinės savybės. Bendrovės Zepter šilumą kaupiantis dugnas. Patentuotas 3 sluoksnių bendrovės Zepter šilumą kaupiantis dugnas yra pagrindinis bendrovės Zepter tinkamo ir ilgaamžio maisto gaminimo būdo elementas. Jis pagamintas iš 3 lengvo metalo sluoksnių – indukcinio ir kaupiamojo laidaus. Dugnas suslėgtas naudojant specialų presą, kurio galingumas iki 2000 tonų, taigi neklijuotas ir nelituotas, nesunaikinamas, kompaktiškas, nesideformuoja naudojant. Šis dugnas kaupia energiją ir greitai bei tolygiai perteikia karštį maistui, taigi maistas gaminamas esant žemai temperatūrai. Taip sutaupama 70% maisto ir energijos. Tinka visiems karščio šaltiniams, įskaitant indukcinės viryklės. URA – perversmą sukėlusi nesvylančio paviršiaus technologija. Dėl jos bendrovės Zepter indų vidinės dalys yra tvirtesnės, joms nenaudojama keramikos, teflono ar kitų nuodingų ar pavojingų dangų. URA nekelia pavojaus jūsų sveikatai. Pagal šią technologiją pagaminti indai nesunaikinami, visiškai saugus, o maistas prie jų neprisvyla. Bendrovės Zepter dangčiai yra sunkesni nei įprasta. Jie sukurti taip, kad iš puodo nieko neišgaruotų. Užtikrinamas uždaras ciklas. Maistas gaminamas savo sultyse, kurios išlieka puode. Gaminimo metu iš maisto išsiskiriantys garai puode kyla aukštyn, kur paprastai būna vėsiau nei puodo apačioje. Taigi susilietę su dangčiu garai kondensuojasi. Šis procesas kartojasi, kol maistas visiškai pagaminamas. Garai tarp puodo krašto ir dangčio sukuria vandens tarpiklį, hermetiškai užrakinantį puodą. Bendrovės Zepter dangtis tinka visiems bendrovės Zepter puodams ir daugiafunkciams reikmenims. Bendrovės Zepter puodų sienelės pagamintos iš bendrovės Zepter metalo 316L ir visada yra vėsesnės nei dugnas. Taip užtikrinama maistingųjų skysčių cirkuliacija ir uždaras ciklas. Bendrovės Zepter puodų kraštai sukurti taip, kad jų turinys neišsipiltų. Kaip matote, lygiai kaip ir dangtis, kuris visada vėsesnis nei puodo apačia ir visada išlieka švarus, puodų rankenos yra ergonomiškos, jos niekad neperkaista. Taip pat yra termoreguliatorius, dėl kurio visada idealiai kontroliuosite maisto gaminimo procesą. Net nereikia kelti dangčio. Be abejo, taip galėsite sutaupyti energijos, o maistas bus gaminamas savo sultyse. Juk be abejo, tai yra sveika. O dabar laikas pristatyti bendrovės Zepter pažangiuosius įrankius. Jie skirti tinkamu ir ilgaamžiu būdu gaminti sveiką maistą, kad gyventumėte ilgiau ir sveikiau. Pristatome bendrovės Zepter sistemą, skirtą tinkamu ir ilgaamžiu būdu gaminti sveiką maistą, virti jį be vandens ir užtikrinti ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Gaminama paprasčiau, greičiau, pigiau, sveikiau ir skaniau. Norėdami virti be vandens šviežius nuplautus produktus, dėkite į šaltą puodą taip, kad liktų laisva iki 1/4 puodo tūrio, arba palikdami iki 3 cm tarpą tarp puodo krašto ir dangčio. Uždengtą puodą padėkite ant šaltos kaitvietės. Tada įjunkite vidutinį ar didesnį karštį. Termoreguliatoriaus rodikliai pasiekus drėgnojo gaminimo žalios juostos vidurį, sumažiname karštį. Maistas gaminamas savo sultyse, kurios išlieka puode.
Iš maisto įsiskiriantys garai puode kyla aukštyn. Dangtis išlieka vėsesnis už visą indą, taigi su juo susilietę garai kondensuojasi ir vėl grįžta ant dugno ir maisto. Šis procesas kartojasi, kol maistas visiškai pagaminamas. Tai vadinama uždaru ciklu. Garai tarp puodo krašto ir dangčio sukuria vandens tarpiklį, hermetiškai užrakinantį puodą. Po maždaug 20 minučių maistas bus paruoštas. Pamatysite, kad be vandens išvirtas maistas atrodo gražiau, nes išlaikoma jo spalva, forma ir struktūra. Yra skanesnis, nes išlaikomas natūralus kvapas ir skonis. Sveikas, nes išlaikoma maistinė ir biologinė vertė. Maistas nesvyla, jis nekancerogeniškas. Bendrovė Zepter padeda sutaupyti energijos, laiko ir pinigų, bet svarbiausia, jie apsaugo jūsų sveikatą. Bendrovė Zepter kepimo be aliejaus būdas skirtas tinkamu ilgaamžių būdu gaminti sveiką maistą. Užtikrina ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Gaminama greičiau, paprasčiau, pigiau, sveikiau ir skaniau. Kepdami be riebalų, dėkite mėsą į jau įkaitintą puodą. Uždėkite ant kaitvietės tuščiai uždengtą puodą ir įjunkite didžiausią karštį maždaug 4 minutėms. Puodas paruoštas kepti, kai termoreguliatoriaus rodiklė pasiekia sausojo gaminimo žalios juostelės vidurį. Taip pat galite patikrinti, ar puodas paruoštas, užlašindami ant dugno kelis lašus vandens. Tai yra vadinamasis perlo efektas. Visada norėdami kepti, dėkite mėsą į tuščiai kaitusį puodą ir prispauskite, kad apskrustų. Po 30–60 sekundžių apverskite mėsą. Vėl paspauskite ir palikite, kol iškeps. Mėsa apverčiama, prispaudžiama ir uždengiama. Įjunkite mažiausią karštį, išjunkite kaitvietę arba nuimkite nuo jos puodą. Dangtį naudokite atsižvelgdami į pasirinktą kepimo būdą. Po maždaug 10 minučių mėsa bus iškepta. Pamatysite, kad be riebalų iškeptas maistas atrodo gražiau, nes išlaikoma jo spalva, forma ir struktūra. Yra skanesnis, nes išlaikomas natūralus kvapas ir skonis. Sveikas, nes išlaikoma maistinė ir biologinė vertė. Maistas nesusitraukia, negadinamas, jis neprisvyla prie puodo, nepridega, jame nėra pavojingų riebalų, transriebalų rūgščių ir akrilaldehido. Jis nekancerogeniškas. Bendrovė Zepter padeda sutaupyti energijos, laiko ir pinigų, bet svarbiausia, jie apsaugo jūsų sveikatą. Pažangioji bendrovė Zepter daugiafunkcinė sistema tai įvairių formų ir dydžių daugiafunkciai reikmenys su kompaktišku šilumą kaupiančiu dugnu. Visi jie skirti tinkamu ir ilgaamžių būdu įvairiai gaminti visus sveikus maisto tipus. Kaip jau matėte, turime gilių ir negilių puodų, keptuvių, keturkampių ir apvalių puodų. O rytų virtuvės mėgėjams galime pasiūlyti kinišką keptuvę. Virti su vandeniu ar be jo, kepti be riebalų, greitesniu, tinkamu ir ilgaamžių būdu gaminant sveiką maistą skirtas bendrovės Zepter sukurtas dangtis SynchroClick. Patentuotas, visiškai saugus, skirtas sveikai gaminti greituoju ir įprastu būdu, jis padeda sutaupyti maisto, apsaugo maistingasias medžiagas, ilgam išlaiko karštį puodo viduje, sandariai uždaro puodus. Paprasta naudoti, tai reikia 2 pirštų. Jis tinka įvairiems bendrovės Zepter puodams. Dangtį paprasta plauti ir prižiūrėti. Jį naudodami sutaupysite 80% laiko ir 60% energijos. Gaminama greičiau, paprasčiau, pigiau, sveikiau ir skaniau. Bendrovė Zepter daugiafunkciai reikmenys skirti tinkamų ir ilgaamžių būdu gaminti sveiką maistą. Įruošti, virti, kepti, patiekti ir laikyti. Tai yra daugiafunkciai dangčiai, koštuvai, gilus ir negilus įvairios paskirties dubenys, trintuvės ir krepšeliai. Bendrovės Zepter daugiafunkciai dangčiai tinka visiems bendrovės Zepter puodams ir daugiafunkciams reikmenims. Jie naudojami maistui plauti ir pjaustyti, virti ir kepti. Patogiai laikyti puodę. Taip pat galima naudoti kaip universalų apsauginį stopą. Kaip matote, puodo turinys neturi nė mažiausios galimybės ištrūkti. Taip pat juos galima naudoti maistui patiekti ir laikyti.
Daugiafunkciai koštuvai gali būti naudojami maistui plauti ir pjaustyti, nukošti, virti vienas ant kito sudedamų indų sistemoje, gaminti 2 ar 3 patiekalus tuo pačiu metu ant vienos kaitvietės žemesnėje temperatūroje. Taip mes taupome energiją, maistą, laiką, bet svarbiausia, valgome sveiką maistą. Gilūs daugiafunkciai dubenys, kaip ir kiti bendrovės Zepter daugiafunkciai reikmenys, gali būti naudojami maistui plauti ir pjaustyti. Taip pat juos galima naudoti norint gaminti 2 patiekalus tuo pačiu metu. Be to, juos galima naudoti maistui patiekti, taip pat laikyti ir saugoti. Juos galima naudoti kaip dangčius ir puodo tūriui padidinti, taip pat praktiškai laikyti maistą. Nuimti juos paprasta ir saugu, tai reikia pasukti sukamąją rankeną. Štai taip, matote? Taip pat juos galima naudoti kaip naują karščio šaltinį gaminant 3 patiekalus tuo pačiu metu. Daugiafunkciai dubenys naudojami norint virti maistą vienas ant kito sudedamų indų sistemoje, gaminti 2 ar 3 patiekalus tuo pačiu metu ant vienos kaitvietės žemesnėje temperatūroje. Taip mes taupame energiją, maistą, laiką, bet svarbiausia, valgome sveiką maistą. Daugiafunkciai serviravimo dubenys naudojami maistui plauti ir pjaustyti, gaminti maistą vienas ant kito sudedamų indų sistemoje, šildyti jį ir patiekti, taip pat ir uždengti. Ir aišku, jas galima naudoti maistui apsaugoti ir laikyti. Daugiafunkcijas bendrovės Zepter trintuves galima naudoti maistui plauti, trinti, pjaustyti tiesiai į puodą. Taip pat jomis galima padidinti puodo tūrį. Naudoti jas norint virti vienas ant kito sudedamų indų sistemoje, gaminti 2 ar 3 patiekalus tuo pačiu metu ant vienos kaitvietės žemesnėje temperatūroje. Taip mes taupome energiją, maistą, laiką, bet svarbiausia, valgome sveiką maistą. Daugiafunkcius krepšelius galima naudoti maistui plauti, nukošti, patiekti ir, aišku, virti vienas ant kito sudedamų indų sistemoje. Gaminti 2 ar 3 patiekalus tuo pačiu metu ant vienos kaitvietės žemesnėje temperatūroje. Taip mes taupome energiją, maistą, laiką, bet svarbiausia, valgome sveiką maistą. O dabar paragaukime. Naudojant bendrovės Zepter sistemą, tinkamai pagamintas sveikas maistas be riebalų yra skanesnis ir sveikesnis. Štai mūsų maistas. Maistas atrodo gražiau. Išsaugota jo spalva, forma ir struktūra. Net nepridėjus druskos ir prieskonių jis yra skanesnis, nes išsaugotas jo natūralus skonis ir kvapas. Maistas yra sveikesnis. Išsaugota jo maistinė ir biologinė vertė. Maistas nesvyla, jame nėra akrilaldehido, jis nekancerogeniškas. O dabar pasižiūrėkime į šią schemą. Žalia linija rodo natūraliai maiste buvusius riebalus prieš gaminant. Raudona spalva rodo riebalų kiekį procentais maiste pagamintame tradiciniuose prastos kokybės induose, o mėlyna spalva rodo rezultatus pagamintus maistą bendrovės Zepter induose. Jei, pavyzdžiui, pažvelgtume į jautienos duomenis, pamatytume 67 procentų skirtumą. Štai kiek padaugėja riebalų maiste pagamintame naudojant tradicinius prastos kokybės indus. Vištienos riebalų kiekio skirtumas yra 51 procentas, o štai kiaušinių riebalų kiekio skaičiai daug iškalbingesni. Tradiciniuose induose pagamintuose kiaušiniuose yra 163 procentai riebalų, o bendrovės Zepter induose 90 procentų. Skirtumas 81 procentas. Bendrovė Zepter garantuoja, kad maitinsime sveikiau ir skaniau, taip pat sutaupysime maisto, energijos, laiko ir pinigų. O svarbiausia, bendrovė Zepter apsaugo jūsų sveikatą. Valgykite sveikiau, gyvenkite ilgiau. O dabar paragaukime. Naudojant bendrovę Zepter sistemą, tinkamai be vandens pagamintas sveikas maistas yra skanesnis ir sveikesnis. Kaip matote, maistas atrodo gražiau, išsaugota jo spalva, forma ir struktūra. Net nepridėjus druskos ir prieskonių jis yra skanesnis, nes išsaugotas jo natūralus skonis ir kvapas. Maistas sveikesnis, išsaugota jo maistinė ir biologinė vertė. Maistas nesvyla, jis nekancerogeniškas. O dabar pažiūrėkime į šią schemą. Žalia linija rodo natūraliai maiste buvusias maistingasias medžiagas prieš gaminant. Raudona spalva rodo, kiek maistingųjų medžiagų procentais lieka maiste pagamintame verdant tradiciniuose prastos kokybės induose.
Mėlyna spalva rodo, kiek maistingųjų medžiagų procentais lieka maiste pagamintame naudojant bendrovės Zepter indus. Galite matyti, kad gaminant maistą bendrovės Zepter induose, jame išlieka daugiau maistingųjų medžiagų, konkrečiai 72 procentais daugiau vitamino A. Maiste pagamintame bendrovės Zepter induose išlieka 252 procentais daugiau kalcio, net 2,5 karto daugiau. Verdant maistą vandenyje prastos kokybės tradiciniuose induose, jame visiškai neišlieka geležies, 0 procentų. O gaminant bendrovės Zepter induose geležies išlieka net 83 procentai. Kalbant apie fosforą, skirtumas yra 336 procentai. Bendrovė Zepter garantuoja, kad maitinsime sveikiau ir skaniau. Taip pat sutaupysime maisto, energijos, laiko ir pinigų, o svarbiausia, bendrovė Zepter apsaugo jūsų sveikatą. Valgykite sveikiau, gyvenkite ilgiau. Pažangioji bendrovė Zepter sistema duoda jums daugiau. Maistas nesipila per viršų, neteršia kaitviečių, taigi jas paprasta valyti, taupoma vietos, praktiška laikyti maistą. Patentuota sistema skirta tinkamų ilgamžių būdų gaminti sveiką maistą užtikrina ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Aukštos kokybės bendrovės Zepter metalas, pažangi technologija ir šiuolaikiškas dizainas. Saugu, higieniška, ekologiška. Daugiafunkcija sistema skirta gaminti kelis patiekalus tuo pačiu metu ant vienos kaitvietės. Paprasta naudoti ir prižiūrėti. Sutaupoma energijos, laiko ir pinigų, bet svarbiausia apsaugoma jūsų sveikata. Daug funkcijų, ekonomiška, greita, paprasta, sveika ir skanu. Bendrovė Zepter indai apsaugo mūsų sveikatą, štai kodėl galime sutaupyti pinigų visą gyvenimą. Sutaupyta suma paskaičiuota vienai 4 asmenų šeimai investavus 1000 eurų. Pažiūrėkime į standartinės šeimos gaminančios maistą tradiciniu būdu tradiciniuose prastos kokybės induose išlaidas maistui per metus. Jei vertintume energiją, išlaidos per metus sudarytų 302 eurus. Naudojant sistemą Zepter būtų galima sutaupyti 70 procentų, tiksliau 211 eurų. Kalbant apie riebalus, išlaidos per metus būtų 174 eurai, o naudojant sistemą Zepter būtų galima sutaupyti 80 procentų arba 139 eurus. Mėsai per metus būtų išleista 2110 eurų, bet naudojant sistemą Zepter, kaip jau buvo minėta, mėsos neprarandama, taigi būtų galima sutaupyti 30 procentų arba 633 eurus. 674 eurų išlaidos daržovėms naudojant sistemą Zepter sumažėtų 50 procentų iki 337 eurų. Vitaminams būtų išleista 240 eurų, bet naudojant sistemą Zepter vitaminų pirkti nereikia, nes maiste išlieka natūralios maistingosios medžiagos. Taigi sutaupama 100 procentų arba 240 eurų. Indams per metus išleidžiama 90 eurų, bet naudojant sistemą Zepter išlaidų nėra, nes bendrovė Zepter indams garantija neribota. Taigi sutaupoma 100 procentų arba 90 eurų. Taigi per metus 4 asmenų šeima gaminanti maistą tradiciniu būdu tradiciniuose prastos kokybės induose išleidžia 3590 eurų. Naudodama bendrovė Zepter sistemą ši šeima išleistų 1940 eurų, tai yra per metus sutaupytų 1650 eurų. Per mėnesį ši šeima išleidžia 300 eurų. Naudodama bendrovę Zepter sistemą, ji išleistų 162 eurus, taigi sutaupytų 138 eurus. With Zepter, you always win. Earnings with Zepter, including time and water. On a yearly level, 3,300 euros. Over 30 years, that would amount to 99,000 euros. Imagine what you could do with that money. Let's see what the earnings with Zepter are, excluding time and water. On a yearly level, it would be 1,650 euros. Over 30 years, that would amount to 49,530 euros. Imagine what you could do with that amount of money. What's the real cost of a 1,000 euro Zepter system for a family of 4? The monthly installment is 83 euros. We said that monthly savings, if we exclude time and water, amount to 138 euros. So what do we see? We see that the difference, which is pure profit, amounts to 55 euros. You invest that much, save that much, the pure profit is 55 euros. By using Zepter, you save, earn money, and most importantly, you always protect your health. Taip pat rekomenduojame kitus gaminius iš bendrovės Zepter kolekcijos Masterpiece Collection. Kaip savo gaminių kokybės ir verslo sėkmės patvirtinimą, pelnėme pripažinimą ir esame gavę daug tarptautinių apdovanojimų, iš kurių čia paminėsime tik kelius.
Jungtinių Amerikos valstijų 2011 metų Eliso salos garbės medalis suteiktas bendrovei Zepter už išskirtinius nuopelnus milijonų žmonių sveikatai. Taip pat minėtinas Italijos auksinio Merkurijaus apdovanojimas. Bendrovė Zepter International yra apdovanota 5 kartus už technologijų pasiekimus ir naujus originalius gaminius. Taip pat yra ir kitų apdovanojimų. Verslo iniciatyvų aukso apdovanojimas gautas Frankfurte, Vokietijoje. Minėtini komercinio prestižo apdovanojimas Madridas, Ispanija, tarptautinis Europos apdovanojimas už kokybę Paryžius, Prancūzija, Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana suteiktas už technologinę, socialinę ir darbo rinkos pažangą. Nepamirškime ir apdovanojimo už cholesterolio profilaktiką. Varšuva, Lenkija. Pristatėme jums bendrovės Zepter sveikatos misiją. Pažangę išmanėję visapusišką sistemą skirtą tinkamu ir ilgamžių būdu gaminti sveiką maistą. O dabar suteikėme jums galimybę tapti pasaulinės bendrovės Zepter sistemos ir sėkmės dalimi. Siūlome kūrybingą konsultantų vadybininkų darbą. Siūlome didesnį nei vidutinį darbo užmokestį, kurio dydis priklausys tik nuo jūsų. Galimybė dirbti jūsų pasirinktų laiku. Siūlome pripažinimą, vertingus prizus, keliones ir pramogas. Siūlome tapti visame pasaulyje pripažinto prekių ženklo ir stiprios bendrovės partneriais. Ir žadame teikti reikiamą paramą. Tikiuosi, man pavyko pateikti jums vertingų mokslo žinių ir atskleisti bendrovės Zepter unikalų, tinkamą būdą gaminti sveiką maistą. Dabar turite žinių ir nuo šiandien prisiimate atsakomybę dėl savo ir savo brangių žmonių sveikatos. Jūsų sveikata yra jūsų pasirinkimas. Dėkoju už dėmesį. Nepamirškite, valgykite sveikiau, gyvenkite ilgiau.